Sveiki, šiandien kalbėsime apie mokinių teisės ir pareigas. Tai pradėkime. Pirma pareiga yra saugoti mokyklos turtą. Pavyzdžiui, Goda pastebėjo, kad kažkas su atsuktuvu braižė NG raidės ant mokyklos suolų. Ji žinojo, kad taip negalima ir kad mokyklos turtas yra brangus. Pasikalbėjusi su draugais, ji priminė jiems, kad mokyklos aplinka yra visų, todėl ją reikia gerbti. Antra pareiga yra pareiga gerbti kitų žmonių teisės. Lukai patikdavo iš kitų vaikų atimti kuprinės, bet po to, kai jo kuprinę atėmė, jis suprato, kad tai yra nemalonu ir kad kiekvienas turėtų teisę į savo asmeninį turtą ir erdvę. Todėl sustojo. Pareiga dalyvauti klasės ir mokyklos veiklose. Pavyzdžiui, Mantas nenorėjo dalyvauti klasės projektą, nes manė, kad tai bus nuobodu, tačiau draugai jį paskatino prisijungti. Dalyvaujant projektui jis atrado naujų pomėgių ir suprato, kaip svarbu būti aktyviam mokyklos gyvenime. Pareiga pasiruošti pamokoms. Agnė vieną dieną pamiršo atsinešti sąsiuvinį į biologijos pamoką ir jautėsi nepatogiai, ir mokytoja jai įrašė nekompetenciją. Nuo tada ji visad kruopščiai pasiruošdavo pamokoms, kad niekad nebūtų pamiršusi reikalingų priemonių. Ir penkta pareiga yra pareiga siekti žinių ir mokymosi pažangos. Tomas iš pradžių neskyrė daug dėmesio mokslams, bet kai jo tėvas jam davė diržą dėl 3 skirtingų dvejetų, jis iškart pradėjo mokytis sparčiau. Po kelių savaičių jis pamatė, kaip jo pastangos atsipirko ir pažymiai pagerėjo. Pareiga laikytis mokyklos taisyklių. Jonas, nesilaikydamas saugos taisyklių, nusprendė bėgioti per koridorius, kai paslydo ir vos nenukrito nuo laiptų. Tada jis suprato, kad tai yra blogai, tai jis baigė tai ir kitiems prinešė šią pareigą. Pareiga eiti pamokas. Jo nepatiko matematika, bet suprato, kad lankyti pamokas yra jo atsakomybė. Vieną rytą jis norėjo praleisti matematikos pamoką, tačiau prisiminė, kad mokymasis yra būtinas jo ateičiai. Jis nuėjo į pamoką ir pasirodė, kad mokytoja aiškino temą, kuri jam labai patiko. Pareiga gerbti mokytojus ir darbuotojus. Dominikas vieną dieną pamatė, kaip jos klasės draugas elgėsi nepagarbiai su valytoja. Jis žinojo apie pareigą gerbti mokytojus ir darbuotojus, todėl pasikalbėjo su draugu apie tai, kaip svarbu gerbti kitus nepriklausomai nuo jų pareigų. Pareiga ruošti namų darbus. Ąžuolas žinojo, kad neruošdamas namų darbų sunkiai supras naujas temas. Vieną kartą jis neparašė matematikos užduotis ir kitą dieną jautėsi klasiai pasimetęs. Nuo tada jis visą laiką skiria laiko užduotims, kad galėtų aktyviai dalyvauti pamokose. Pareiga laikytis taisyklių. Martynui patiko neklausyti žmonių, bet kai žinojo, kad jo gali dėl to išmesti iš mokyklos, jis suprato, kad taisyklės skirtos visų saugumui. Nuo tada jis atsakingai laikėsi mokyklos taisyklių ir skatino draugus daryti tą patį. Teisė į mokslą. Gabrielė neturėjo pakankamai pinigų dėl visų reikalingų priemonių mokykloje ir nežinojo, ką daryti, bet prisiminė, kad ji turi teisę į mokslą. Taip paprašė direktoriaus priemonių, kurios jis davė jai. Teisė į poilsį ir laisvalaikį. Andrius buvo labai užsiėmęs mokykloje ir namuose, tad jautėsi pavargęs. Jis suprato, kad turi teisę į poilsį, todėl pradėjo skirti laiko pomėgiams ir poilsiui, kad būtų energingesnis per pamokas. Teisė į saugią aplinką. Austėja vieną dieną pastebėjo, kad klasės draugas kenčia nuo patyčių. Ji iškart pranešė mokytojui, nes žinojo, kad kiekvienas mokinys turi teisę jaustis saugus mokykloje. Teisė į asmeninį privatumą apsaugą. Miltai vieną kartą pastebėjo, kad draugas be leidimo fotografuoja ją ir skaito jos TLFT. Ji jam priminė, kad turi teisę į savo privatumą ir kad kiekvienas turi gerbti kito asmens erdvę. Teisė dalyvauti mokyklos valdyme. Per mokyklos tarnybos rinkimus Jokūbas nusprendė kandiduoti. Jis norėjo, kad mokinių balsas būtų girdimas priiminant sprendimus ir tapo mokyklos atstovu, dalyvaujančius svarbiose mokyklos valdymus procedūrose. Visi turi teisę gauti lygų vertinimą. Pavyzdžiui, Styvas, kuris buvo iš kitos šalies, visada iš mokytojas gaudavo 2, kol kiti gaudavo 10. Dėl to jis paklausė mokytojas, kodėl. Ir mokytojas sakė, kad jis blogai darydavo, netgi jei darydavo puikiai. Tai jis, žinodamas savo teisės, pasiskundė direktoriui ir mokytoja buvo atleista. Visi turi teisę būti apsaugoti nuo diskriminacijos. Pavyzdžiui, Dovydas jautėsi blogai, nes kiti mokiniai iš jo šaipėsi dėl jos spalvos. Mokyklos administracija greitai reagavo ir priminė visiems mokiniams, kad diskriminacija yra draudžiama, o kiekvienas turi teisę būti lygiai vertinamas.
Visi turi teisę reikšti savo nuomonę. Tai pavyzdžiui, Greta per klasės diskusiją išreiškė savo nuomonę apie aplinkosaugos problemą. Nors kai kurie mokiniai nesutiko su ją, mokytoja pagyrė Gretą už drąsą kalbėti ir skatino visus gerbti kitų nuomonę. Visi turi teisę į sveikatos priežiūrą. Pavyzdžiui, per sporto pamoką Tomas susižeidė koją. Mokykla greitai suteikė jam pagalbą, nes visi mokiniai turi teisę gauti sveikatos priežiūrą, kai to reikia. Visi turi teisę į specialią pagalbą. Pavyzdžiui, Rita turėjo sunkumų mokantis matematikos. Mokytoja suprato jo situaciją ir suteikė papildomą pamokų bei pagalbą, kad Rita galėtų geriau suprasti medžiagą ir pasiekti geresnių rezultatų. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito karto.